Yra moterų, kurios tobulėja, sąmoningėja, važiuoja į seminarus ir retrytus, važiuoja į ceremonijas, žiūri podcastus, skaito knygas ir patobulėja. Ir tada taikinyje atsiranda jų vyras, su kuriuo jos gyvena. Ir tada pasimato, kad jų vyras netobulėja, nesimoko, valgo mėsą, bet čia išlenda puikybė. Aš geresnė, aš daugiau žinau, aš daugiau moku, aš daugiau matau ir galbūt tu daugiau matai. Bet tas visas tobulėjimas pradeda kenkti santykiams. Juk taip? Ir ta puikybė turi daug veidų. Aš geresnė, aš daugiau žinau, aš daugiau moku, aš tobulesnė, aš protingesnė ir dar visokia esnė. Ką daryti? Yra 3 išeitys. Pirma, yra priimti situaciją tokia, kokia jinai yra. Tai priimti savo partnerį toks, koks jis yra. Antra, yra įtakoti. Tai įtakoti pozityviai, nekišti per gerklę informacijos, kad tu davai irgi varyk, aš varau. Ne, tiesiog pakviesti. Ir jeigu žmogus nenori, it's okay. Ir trečia, išeiti iš situacijos. Jeigu jums santykiai netinka ir jūs jau bandėte, tai kam ten tada likti ir gaišti brangų savo laiką.